Tai bomba. Камні пецінки і шиюнки ці разі. Na ką, gal šiandien mes, kaip tai, ar tu gerai nusiteikęs Česlovai, kaip čia darbas? Baik raugiau, čia koks padugnė ar kas tai. Labą vakarą, Labas vakaras, mano vakarėlė. Mano vardas ir Česlovas, mano kolegos vardas yra. Kolega, ačiū, kad pristatėte, mano vardas Bronius. Atsiprašau, kad pertrauksiu, dabar mūsų šiandien didė šventė buvo yra debiutas. Kai sako, palinkėsim ir savo, ir žiūrovam, kad pirmas, kai sako, blynas nebūtų pridegęs, Ir kad smirdantis koks tai. Kad ir mus galima ne tik girdėti jau per radiją, jeigu dabar įsijungsi. 3, 4 ir matyti per radiją. Ir Per televizorių. Žiūrėk, Česlovai senis prisistatinė. Nu tai senis, jeigu jau lenda prie mikrofono, tai jau ir duokim Kaip pašnekėti. koks Kolorado vabalas bando kažką paskiesti į ją. Nu senis kiesk ir netarmazylink. Mano vardas Albinas. Esu senas, pats seniausias šaumenas. Kas mane pagimdė, nežinau. Žinau vieną dalyką, kad gimiau Škotijoje kalnuose ir esu praktiškai kalnietis. Ir aš ir esu tas bičas, kuris nupjovė, tiksliau nukirto galvą tai bobai iš 5 puslapio. Ai, senį melagį. Rėktos čia apsimelavęs. Žiūrėk, kaip jis atrodo, kaip inkaras. Šitas iš laivo Antanas Smetona, inkariukas senas, surudijęs. Ir nuskendęs. Nu tai kur buvęs, kur nebuvęs, lietuvis be 5 puslapio, kaip šuo be 5 uodegos. Prašau, kolega Česlovai. Pats įdomiausias straipsnis, kokį radau, tai Sauliaus Bukausko telšia iš patrankos į nusikaltelio iškamšą. Pabandysiu pacituoti. Telšių tautodalininko Jonušo tautodailininko. Kas čia tokį? Čia tas, kur, nu, meną daro, bet toks tautos. Rokeris? Ne, svarbu. Nu, Šio miesto Žemaitės teatro iniciatyva Juodo Kaspino dienos proga buvo organizuotas renginys, kuriame simboliniu šūviu iš patrankos buvo peršautas vienas iš Rainių žudynių organizatorių Raslano iškamša. Ale taip jam ir reikia tam Raslanui. Stai, senį, pasidėk. Senį tu į dūdą geriau. Simbolinėje egzekucijoje naudota patranką Jonušas pagamino pats. Lafetą jis papuošė Lietuvos herbu. Lietuvos gerbu? Su suvitėm. Lafetas tai čia tas, kur ant unitazo deda. Turbūt. Iškamša prie patrankos buvo pririšta ir po šūvio užsidegė. Taip jam ir reikia. Žudikas, žvėris. Kaip sakant, būdelis susilaukė pelnytos bausmės. Pamenu, kai mes kariavom su Lenkais, tai geriausias būdas būdavo pažiūrėti per žiūronus, kiek jų ten yra, pagaminti jų iškamšas ir po to juos sušaudyti. Taip mes ir laimėjom prieš Lenkus. Senis, nu. Senis tikrai gausi dūdą. Garbės žodis, o dabar senį aš papjausiu. O dabar senį aš papjausiu. Nelaiko nervai.
Lietuva! Lietuva! Nuskambėjo šaukinukas pristatantis mūsų sporto rubriką, toks juokingas. Šiandien viską ir visa Lietuva, taip ir mes priglūdę prie televizorių ekranų. Žydrųjų ekranų. Žiūrėjom transliacijas iš Graikijos. Ir dabar tiesiogiai telefonu iš Atėnų mūsų raportuoja, nesvarbu, kad baigėsi, bet vis dar sėdi ten Gintaras Stulevičius. Alio, Gintarai, kaip girdėjimo? Ir prasidėjo paskutinė žaidimo minutė. Kažkoks debilas, ką jis čia paskutinę minutę. Kažką ten O, šneka. dėl paskutinės minutės mokėt pinigus, kad susirišti. Taigi debilas. Kažkoks. Alio! Alio. A dar plačiau papasakok apie pergalės. Nepavyko Lietuvos atstovams iškovoti pergalės. Varžybos jau kaip ir baigėsi, bet meta Arvydas iš 3 taškų zonos. Ir nemačiau, ar pataikė ar ne, bet tai nėra taip svarbu. Svarbiausia yra paauksuotas sidabras. Radio šou Gintaras Stulevičius. Išjungta debilą, ką aš čia skiedžia. skiedžia, Baigėsi varžybos, ten dar mėto kas štai. Tai- Ar už tai mes čia esam dabar, kad mėto? Šitam televizoriui. Išjunk išvis. Viens, du, trys. Graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. Kaip sakant, tėvynė pavojoj. Meidai, Lietuva, ar girdimus tu ašarą Dievo akį. Akį, Dievo akį. Akį. Kaip sakant, Prie mikrofono Česlovas, Bronius. Albinas ir Zbignevas. Хила, чакал Збигнева, а с кето биджа, аж диск жокею и рокерю, а синукас ты вообще вурдалак. Čia neteikčiau arčiau, atvežkit šianelį. Padėkit čia Čia nukelt. Zbignevai nelinksmintis, o melstis ir, kaip sakant, verkt susirinkom. Labą vakarą. Mano vardas Albinas. Man yra 100 metų. Lietuva pavojus. Koks šianukas apsisnargliavęs 100 metų. Smirda visas. Nu kalbėk senis. Senis patriarchas. Čia ne juokai, vyrukai. Lietuvoje subrendo revoliucinė situacija. Kas? Perversmas. Nu, kaip sakant, surimtėkim, buvo tikrai yra didelė problema. Komunistinės raudonosios rytų lervos nebesugeba normaliai valdyti. Nu, aš irgi taip skaitau. Prašau, kolega Broniaus, skaityk mūsų paruoštą deklaraciją. Taigi deklaracija ne šuns uodega, kiek su visų rimtumumu ją atsinešti. Tai yra radio šou revoliucinio perversminio komiteto pareiškimas. Pradėsim nuo priežasčių, kurios Lietuvos susiklostė. Nagi. A. Komunistinės raudonos lervos nebesugeba valdyti Lietuvos. Taip. B. Lietuva grimzta į pornografijos liūną. Daugėja žydrų, tai yra šitųgi Nu, nepabijokim. kaip nepabijokim to žodžio, pedarasų. Nu, va. Pidarasų priviso kaip gyvas velnės. Duogi toliau, kaip sakant, čia. C punktas. Katastrofiškai sumažėjo Sveikos lietuviškos, ką skaityti nemoku. Nemoku. Sveikos lietuviškos sveiko nepasiekia
pasitikėjimo užsieniečiais. Taip, Va. taip. D. Karaliaučius Suvalkų vaivadika. Raštas Raštas. Šeinai Juodosios jūros pakrantė, kur Vycka arklius girdė. Nu, istoriškai jau laikų jį mums priklauso. Nu, aš irgi skaitau, kad kas, bet judoji morė, tai tikrai lietuvių. Nu, skaityk toliau. Ir Muruova tolas vis dar nepriklauso Lietuvai. Kadangi mes išvedame problemą, Lietuva dar neturi branduolinės bombos. A čia tos, kur ant Hirošimos. Kur... Nu, čia, kad visam pasauliu gromotume parodyt, kokie lietuviai mes esam O stiprus. tada tai bijotų mūsų visi. F punktas. F jokinga raidė kaip fuck. Tai va, per mažai tokių laidų kaip po savo stogų svetimo skausmo nebūna. Nu, dar gausybę galim išvardinti krepšinio pasaulį, kur mūsų tautinį mentalitetą pakelia. Aš tai skaitau, kad per daug pas mus yra užsienietiško barachlo. Taip, seni, taip. Nu kas tai yra dirolas? Nu, kas yra, va, dirolas, nu, kas tas Tai dirolas? jo, kas yra tas Batmanas, kas yra Šineidas Okonoras, princas šitas kioskelį. Nugi, galime vardinti vienu lietuvišku žodžiu. Išmatos. Va. Išmatos. Nu, šiu. Taip. Nu, aš tai galvoju, nu, kas čia per daug šitų užsienizmų, Taip, jei taip. bogu. Nu, pagalvokim, tokie Taip, taip, paprasti taip. žodžiai užsienietiški kaip masturbacija. Taip, taip. Nu, taigi galima lietuviškai šitai pasakyti. Galima pasakyti. Galima, bet Kaip nesakysim. Kaip pavadinsi, nesugadinsi. Kas yra ta masturbacija? Eik, nežinai. Gerai, taip, kaip sakant, pavojus valstybėje. Nu, aš tai skaitau dar vienas toks punktas, čia bronius. Šitagi, klausykit, kaip čia yra su tais kontraceptikais visais. Nu, taigi Lietuvai tai yra peilis tarp šitą menčių. Šonko, nu taip, ačiū, kad tai pagalvokim tokius dalykas dabar. Taigi vaidilutės šitasgi pagonybės tos visas apeigos, kai sako, nu, kai šitie barzdočiai lietuviai karžygiai, kai padarydavo vaidilutę, kur tam miške ar ten ant aukuro nebala nemat. Taigi ką, jinai ten turėdavo kokių tai spiralių. Neturėjo. Ar kokius tai prezervatyvus dėdus, tai nieko to nebuvo. Atsiprašau, pona, kad pertraukiau, nu, bet apie šitą bobą Veroniką, kur, nu, padarė kaimo bernas. Tai ką jį padarė? Ar jį prezervatyvo reikia, ar šito aborto? Atsiprašau, kad pertraukau, aš manau, kad geriausia kontraceptinė priemonė nueiti kokį tai prūdą ir privarbuliuoti. Arba, nu jau, kaip sakant, blogiausia atveju išsivirti rūto. Nu, aš pamenu, kuomet pats. Davai, šiandien. Eik tu senas. Atsiprašom televizijos žiūrovų. Skaitom toliau manifestą. Uvaga visiems Lietuvos piliečiam. Spalio Šitą. dieną įvyks Lietuvoje perversmas, buvo nelaiko nervai. Kaip sakant, būkit organizuoti ir klausykit dabar mūsų nurodymų. Nes jei bogu, nervai, nu nelaiko nervai. Zbigniew. Anksti ryte pasigirs bažnyčių varpų garsus skambėjimas. Jie skambės taip. Po to į gatves išeis kunigai su žaliais raiščiais, kurie atrodys taip. Jie paaiškins jums visiems, ką reikės daryti, laikytis rimties ir ramybės. Dujokaukių nereikės, nes nesmirdės.
perversmo svečius ir dalyvius. Perversmo metu linksmins šmaikščios Bruniaus dainos, patriotinės Zbignevo eilės. Zbignevo, tik čia parodyk eilėraštį. Bent vieną paskaityk. Nu, aš čia perversmo progą sukūriau eilėraštukui tokį. Žudė mūs kryžočiai gadai, buvo kruvini paradai. Rusai polį iš rytų, Alinkai iš vakarų. Želigovskio legionai, Makutinovičius amonai, švedai polį, Teutonai, Suomiai ir kiti balvonai. Kokie čia Suomiai? puolė Durniau, blaivy. Suomiai niekada nepuolė lietuvių. Suomiai Lietuvos draugai, kvailytų, rupo šmiltai. Pagalvo, kad tu šneki. Dar gros roko grupės sektor Gaza. Bus daug alaus ir sasisko, po perversmo įvyks gegužinė. O po perversmo dar prie alaus visi gaus ir po cepeliną. Ir galbūt atsiras tokių, kurie parodys striptizą. Aš tai nemėgstu kairolių. Man patinka dešinė pusė. Zbignev, tu ne vietoj čia kartais, perlenki kartais. Nu, kaip sakant. Tai vat, perversmo organizatoriai. Dabar išvardinsim visus, kurie mus bandė demaskuoti, visokie durneliai. Užsičiauk. Tarp kitko, mums jau dabar galima skambinti į studiją telefonu, kurį matote, ir pasiteirauti detalių apie perversmą. Tai vat, perversmo būstinė yra radio šou studija, štai čia. Štabas, mūsų generalinis štabas. Pagrindiniai perversmo rėmėjai, o šitas dalyviai, va, jaunagudžiai, vyskupų ramovė. Taip pat Albino kovos draugų partija. Senų vurdalakų šaika. Albinai, ateik čia, ar tu pameni nors vieną savo seną draugą? Pamenu kartą iš vieno draugo nuo Panemunės atėmiau 2 šovinius. Ką tu atėmei? Į galvą šiandien gauti. Šiandien gadina perversmą. Lerva komunistiška. Komunistas, raudonas. Aliot Maskvos kirmelė. Pakalikas. Senas. Gerai, toliau perversme dalyvauja šarvuotis Gediminas, povandeninės laivas Žilvinas, naikintuvas Anbo F-16, Lietuvos High Hitlerininkų rinktinė, 9 fortininkai, miškeiviai, praeitininkai, Litšin Fein, vakar surėda. Koks tai dar Kurto Kombeino palikimo. Nu, čia maža tokia neskaitlinga organizacija jau. A taip pat Latvių šauliai į vojnį garnizoną. O kas čia? Šavivis. Perversmo rėmėjai, Uždara akcinė bendrovė Lietuvos ginklas ir Žalgirio mūšis akcinė bendrovė. Generalinis sponsorius KGB. KGB. Nu KGB, nu ką padarysi? Nu KGB. O kas padės Lietuvai, jeigu ne KGB? Taigi, brangus Lietuvos piliečiai, sėkmingo jums ir džiugaus perversmo. Kad nebūtų jokios nei konstitucijos, nei nieko. Tai kam jos reikia? Viską valdytų radio šou. Ir 26 metų partija. Į vojnį garnizoną, kad irgi valdytų Lietuvą. Senukas, patriarchas. Ką palinkėsi? Nu, aš tai palinkėčiau, kad būtų taip, kaip 26 metais. High Hitler. O šiandien pasakė gerai. Nu, gerai. High Hitler. Radio šou.
Dabar anglų kalbos pamokėlė. Pradėl. Spyk. Spyk. Gaila, neturiu tokio tarpo tarp dantų, bet angliškai kalbėti moku. Tada listen, jeigu turi tarpą. 32 pamoka. Jeigu mes susikišime labai daug pieštukų, sau nepatogu sakyti. Nu tai jau tiesiai šviesai į užpakalį. Į dėžutę, nu čiagi radijas, vis dėlto televizija, milijonų kartų kali, taip šitą. Va, jeigu į dėžutę, tai kur tada bus likę pieštukai, kurioj kūno daly? Nežinau. Tokia Tai va, pamokėlė. per sunkiai pamokėlė. Per sunki. Estų kalbos gal pamokėlė. Estų kalbos pamokėlė. Kartokit paskui Paskui mumis. 3, 4. Kiuliamėja. Kiuliamėja. Sunku Dar žodis, ne? kartelį. Kiuliamėja. Listen. Vat kaip sykis ir suskambo telefonas. Va tau ir spyk. Alio, čia turbūt Alio. teiraujasi dėl šito, dėl perversmo mūsų. Alio, koks tavo vardas? Славі Бусітис, молодець, та здорово, щебри радіошоу, якісь бачивши поселебашені ваші посірозімес, і не спрявши, що зараз, ежели в Литве пиарверсмос, то я тоже доливавши, бо я этот самый Бичес, который подстреливший американцев на воздушном шарике. И эти американцы прошли все конкинимусы, и мы с вами, щебры Литвины, сделаем пиарверсмос в Литве. Добже? Dobrze, Slavikai. Kad galėtum dalyvauti perversme, tau Zbignevas pasakys, koks yra perversmo lozungas. Zbignevai, sakyk. Perversmo lozungas, Slavikai, yra toksai. Kaip pasiklosi, taip ir išsimėgosi. Švarios kalbos skirtukas, tai buvo mūsų rubrika speciali. Taip sakant, Tai radio šou, beje. Gauname tokį laišką štai vieną dieną. Aš myliu radio šou. Nu, į ką? Kasgi gali parašyti tokią nesąmonę? Nu, visų pirma, mylėk, tai bet nerašinėk tokių nesąmonių. O kita vertus, kaip galima mylėti radio šou? Galima mylėti žmogų, Česlovą. Taip, aš galiu mylėti bronių. Na, dar iš bėdos galima mylėti bites. Va. Bites galima mylėti. Nu, bet kaip galima mylėti radio šou? Nu, nežinau, Čia nežinau. koks, nepabijokim to žodžio, idiotizmas. Viso gero. Radio show. Tai bomba. Man daugiau metų, negu aš atrodau. Radio show.
irgi jaudinuosi, ką sakant, dėl Nancy prakaito, aš ne tai, kad riaugėjau, aš kai ką dariau prie... Ką? Nu, jung tą lempiką, jokį. Labą vakarą, labas vakarėlis, mano vardas yra Bronius, čia Česlavas. Labas vakaras, tamstai. Labas. Dar vieną turim, kaip sakant, pašnekovą, pats prisistatyk. Хила, Чарльз Бейни, Кала. Ой, вакарелиш, антралайда, коки ты, отсергини дебюта, коки вяни. Вот, перелинкали, džiaugiamės. Ir kurgi pats nesidžiaugsi? Nu, Zbigniau, togi ne kiekvieną dieną per teliką išeina. Nu, bet kaip sakant, turim ir bėdą. Jo, surimtėkim, buvo sulaukiam tokių laiškų, kai sako, tokių priekaištų, kad, kaip išsireiškia, pavyzdžiui, antai Aldona iš Zarasų, kad žudome žmonės, arba kaip parašė iš Palemono šitas Gisaška, kad Albiną žirklėm padarėm. Nu, kai sako, nereikėtų per daug tą imti į širdį, nes Albinas yra nemirtingas, ir čia būtų pravartu pasižiūrėti, kaip visą tai įvyko. O dabar šiandien aš papjausiu, nelaiko nervai. Jūs paskambijote į radio show studiją. Šiuo metu mumis nėra studijoje, todėl prašome palikti savo žinutę po signalo. Česlavai, atsistok va čia biški, tu Zbigniau atsistok, bet nieko nedaryk seniai. Va taip neliesk jo, nereikia. Nusitrauksim prie nabašniko. Kai sako, bus atminimas, nu ką, žiūrėk, po to atsiversi ir pažiūrėsi ir prisiminsi, kai buvo su tos seniai. Albinai. Klausykas, kas jau. Ale įdomu, kam babkės užrašė savo visas. Nu tai ar, bet kad jis jokios bobos neturėjo lygtai. Pinigus, įdomu, kur pinigus. Savo, jums tik pinigai rūpi. Gal jis tik šią pakėlėk. Šitą klausykas, šitą vainikėlį užsakė. Nežinau, va tas gražesnis. Tada aš iš kokio tai šitą iš kapinių atnešiau, nuo kokio tai lavono paėmiau šitą. A klausyk, čia tu pabėstėjai, ar čia senis jau smirda šitai? Neš, Pataisyk žvarkelį jam biskis. Šrekšinu kaip patas. Patukas. Paveiksluokim dar kartą. Nesijuok, Zbignevai. Šreksenis krūta, ar man taip atrodo? Žiūrėk, tikrai krūtas. Ai! Ačiū seni, tu klausyk, tu Seni. grįžti ar ne vieną kartą čia užsakėm vainikėlį šitokį pagrabą užsakėm, kunigėlis turėjo atvažiuoti, jisai gyvas, nu. Ale rupūžio nei perkūnas neima niekas. Nei žaibas jį, nei kokios tai kitos bėdos. Senas tu, kad tave... Pagalais, kaip sakant, Zbignevai, sutvarkyk vieną kartą. Ас ты сядет. Va, tęsiame mūsų šou, kai sako, pereina prie linksmesnių dalykų. Štai mes čia kaip pilnavertį šou turim savo anekdotų topą. Ir štai mums atsiuntė tokį anekdotą žiūrovas Stasys iš Tauragės. Juokingas anekdotas, juokiausi visą naktį. Taip, toks anekdotas. Ėjo Brazauskas ir sutiko Ulmanį ir klausė, sakyk, Gintai, kur dabar žvejosim? Jau juokinga. Čia priejo Kindžiulis ir tarė, Laptevų jūros.
Kas paslaptinga visą laiką patikdavo mūsų Lietuvos žmonėms. Tai teisybė pasakė, dabar tokius dalykas, tarkim, kai Gediminas, kai sako paslapti savo tą, ne tai, kad kai žmogus baltą arklį susapnuoti kokį tai geležinį vilką. Nu, bet čia juokai į šalį, pakalbėkim rimčiau. Astrologo akimis. Na, tamsa, kaip sakant, jau paruošam ryšį. Kai sako, paspausk tą mygtuką. Šitas. Nu, galim tiesiai ir šnekėti dabar, kaip sakant. Добрый день, Ванга! Добрый вечер, Терус Литвини, бо у нас уже вечер в Болгарії, то Ванга говорить, бухтит. Які ж ви там живете, радіошоу, в Каунасі, діти, ЛНК, телебачення, алло? Ach, po velnių, kur mes ten gyvensim? Kaip mes čia, koks atsiprašant gyvenimas, Vanga? Pasidėjau 15 JAV dolerių į bankas, nu ir bankrutavo. Kaip išveršiu tai bobai? Ванга Чеслов, положивший $15 США в этот банк, и банк умерший, что ему делать и что делать его друзьям, которые тоже положили доллары США в банк? Дурень ты, Чеська, козел ты вонючий, якийсь можно так с деньгами обращаться. Но якісь деньги нужно держать в чулках, где-нибудь в комоде, в тумбочке или еще где-нибудь. Отпускать в банк только придурки таскают. Во, алло! Алло, Ванга, сейчас Збигнев тебя спросит. Атек, Збигнев, ты кальбек. Атек, что, Атек? Покорбей, кальбек, что та. Ateik, Zbigniew. Hello, Vanga. Čia kalba Zbignius. Atsakyk, Vanga, tokiai problemai Lietuvoje egzistuoja. A kur yra šitas fucking gintaro kambarys, янтарная комната? Алло. Придурок ты, Збигнев, козел ты! Всякий в Болгарии у нас знает, что Гитеру Камбарис находится у меня на даче в городе Варна, и я уже 100 лет на нем свою жопу грею, а вы ищете да ищете и найти не можете. Алло, Литва! Алло, Ванга, это говорит Альбинаш. Это мой 3-й раз в жизни, когда я говорю по-болгарски. Скажи, Ванга, как кончатся наши отношения с латишами насчет нефти в море? Алло. Ну, старый хрен, Альбинка, слухай, якісь тяжелые времена ждет вас в Литве. Готовьтесь все литвины к войне с латышскими стрелками. Закупайте себе спички, соль, мыло и кокаинчику припасите, бо война будет долгая-долгая, ее выиграют русские. Ванга, радиошоу, до свиданивши. Ačiū, Vanga. Vanga, toks juokingas vardas. Na, bala nematė. Nu, kai sako Vangas šiandien, klausyk Boba, lietuvišką gerai išmano, kad jie tik mūsų Seime sėdėtų. Gal tada pagaliau tvarka valstybei būtų. Radio Show. Але от atėjo iš studijos į svečius pas mane. Kas čia toks? Koks tai aukštaūgis. Sabonis. Sabas. Gerai, tai čia rubrika mūsų studijos svečias dabar. Aurelijus Čilkinis. Labas, Aurelijau. Labas. Tai tam esi kaip ir šitos telebačinijos kaip ir direktorius. Nu, buvęs. O kodėl buvęs? Kas atsitiko? Kas atsitiko? Išeit reikėjo. Apsivogė? Apsivogė, viską apsivogė dabar. Nu, dabar kokį ir mes vagiam viską. Laidus vagiam. Aš tai pernai, pamenu, pavogiau kitoj televizijai valstybiniai, nesakysiu ką, balandį man. Jeigu šiandien kartais šitą apspjaus save, šitas tai tu nepykia, Aurelijau, gerai. Savas. Šiandien atsikėlė jau. O, prabudo, mėgok senas. Ale esi buvęs, kaip sakoma, Aurelijau, šitasgi biksų basists, taip? Nu, truputėlį. Kelis metus grojau. Pagrojo bičias ant basūvkės. Irgi laidus išvogiau ir
teko išeiti. Teisingai padarė. Kodėl nusprendė, kai buvęs vadovas, tada įsileisti mumis čia, nes iš visur mumis meta? Gražus buvo labai. Jo, Ir įdomus. Čia apie mumis gražus ir įdomus. Tai gerai, tokia ta rubrika buvo Šiaurelium Šilkinium, buvusių lapių televizijos šefu. Kita penktadienį bus penktadienio pokalbiai su Audrium Giržadu. Tai ačiū tada labai. Nu, pirmiausia, norėčiau pašnekėti apie tai, apie šitą tą sprogimą, kur buvo prieš savaitę Vilniuje, kur neva tai sukrėtė visur. Iš tikrųjų ir gerai, kad susprogo. Reikėjo jau pamokinti šitą spaudą, nes, nu, aš tai nesuprantu, tik kas padarė, va. Šiandien reikėjo pamokinti tuos žurnalistus palaikius, kurie leidžia savo bet ką. Nu, aš sakau, bezabrazija yra. Kas čia galėjo padaryti? Vat neaišku, vat paspaušiau dešinę, kas padarė, va taip. Tada pasakysiu aš jums, vyrukai. Visas šitas dalykas yra labai sena istorija. Visa tai prasidėjo 32 metais rugsėjo mėnesiu, kuomet aš specialia užduotimi vedinas nukeliavau Vilniun pas Lenkus ir padėjau tenai bombą. Bet ale taip stipriai užsukau laikrodžiaus mechanizmų, kad jį dabar tik tai siganulinu. O senis padarė! Senukas ateik čia, tu anaks atrodo kaip žvirbliukas nekaltas, bet kaip padaro. Ale, prie Smetonos, prie Lietuvos tai buvo diversantas. Diversantas, senuk, ateik čia senį, kaip tu tą bombą, kaip keliavai miškais, taigi labai pavojinga buvo turbūt. Buvo tikrai labai pavojinga. Pamenu, davė man raštikis tą bombą. O ta bomba buvo kaip tortas suviniota, kaip iš multfilmo apie krokodilą Geną, kur štagi šapoklektrė ar kas. Važiavau miškais kaip knygnešys, koks ir šunės visi ant manęs šlojo. Bet apsiskaičiavau su laiku. Ir sprogo bomba tik tai dabar Lietuvos ryto namelyje. Ну, Сянис подари, ну, бомбу сиганули, ну, 3 перекладки разнесло. Ну, Сянис пауджета уранка, токи козелоки, тусики пянкта puslapį, kad tavia kuršūnį saplot. Nu, čia, nu, gerai. Šiandien reikėjo pamokinti žurnalistų palaikius. Ale išsijuosia, kad dedant visų ant vyriausybės, ant šitųgi, kai O sako... taigi ant Lietuvos deda. Ant Lietuvos, ant švento reikalo. Išmeta savo srutas pila ant šitą Marijos žemelės. Fuck. Vyrai, Nieko, nusivalyk šitą. vyrai, kaip sakant, noriu pasiūlyti jums įdomią temą apie politiką pašnekėti. O, kur įdomumas, kur neišsemti klodai. Kur 4 vyrai, tai iš karto ir apie politiką Apie politiką, šneka. apie bobą šnekėsim vėliau. Nu, aš tai esu konservatorių Tėvynės sąjungos fanas. Šanis. Ale bet gal Ne, teisingai aš- pasakęs. Aš tai galvoju, kad konservatoriai tai yra pati geriausia partija Lietuvoje. Nu, tarsi tai, bet kita vertus, pažiūrėk, iš tie LDP-škai, taigi tokie, nu kaip tai praktiškai pastatė Lietuvą ant kojų. Nu, kaip sakant, bet jie ir gerai atrodo. Pažiūrėk, Šleževičius, aukštas, gražus vyras, kaip ir Brazauskas. Nu, aš irgi taip skaitau, bet kita vertus, pažiūrėkim į šitągi į Landsbergį. Taigi tautos sąžinė vienome, tokio vieno špigutė, visa tautos sąžinė, klausyk. Nu,
Čo teisingai pasakei, broniu? Ai, tu seni, čia Ai, nevyskais. Fut. Aš galvoju, nu kas galėtų būti geriau. Ar, nu, bet LDDP, nu, tai komunistai. Козел ты, Чеська. Kas? ЛДДП не коммунисты. Kas? ЛДДП yra ūkininkų chebra, kurie pastatė visą šitą reikalą ant kojų. Ai, tu Kur komunistai. Vagnorius prišyko, ten Brazauskas sutaisė, išlavė, kaip sakoma. Ai, čia komunistų palaikė. Tu pats saik, Zbignevas teisingai sako, aš tau fakas. Aš Tėvynės sąjungos narys, aš jum į galvą visiems duosiu. А ты не наезжай, Чесловas, не наезжай, Ai, козел. kiti jūs iš viso. Aš tai nieko nesuprantu, kas čia vyksta, pavaliu. Aš žinau vieną partiją, LDDP. Aš žinau, Kokios kad faktą nėra. komunistas. Ach, tu lerva komunistinė. Ak, tu seniai iš vis. Aš čia. Aš tu komunistas. Česlovai, mes savim klausai, kiek galima šitą. Susitėk. Brazauskinė. Не лезь, Чеслов. Aš tai galvoju, kad geriausia eiti pasimelsti. Радиошоу. Ale vat kai pameni, kai pasiskaitai tas knygas, tie lietuviai karžygiai, tie visi senoliai, ta visa jų didybės, manė, kai Žalgirio mūšis, kai buvo, bet kad jo Aš tai nebuvo. kolegas skaitau, kad jokio Žalgirio mūšio nebuvo. Bo suprask vienas labai paprastas dalykas. Atėjo Lenkų kronikininkas, nu ir lietuviai vaišingi žmonės, pavaišino žmonės. Girdė. Aš žinai, lietuvis ir papasakot mėgsta ir sumeluot Jeigu kartais. reiks lietuvis, tai ir kelnes nusimaut dėl svečio. Nebuvo jokio Žalgirio mūšio, aš skaitau, kad nesą. Ну, aš galvoju, kad kas, bet Darius ir Girėnas tikrai Žalgirio mūšyje dalyvavo ir negrįžo mūšio polį. Eik tu iš Ak, Zbignevas šventvagys. Šventvagys ir melagis. Ir ne lietuvis vis. Aš jums pasakysiu, kad Žalgirio mūšis tikrai įvyko. Mano tėvas perdavė man tai, ką jam perdavė jo tėvas. O būtent magnetinė juostelė, kurioje yra užfiksuoti Žalgirio mūšio garsai. Ir jeigu dabar Zbignevas uždės ją, mes kaip tik ir išgirsim tai, kas vyko tada. Išgirsi. В гробу išgirsim. O ką mes ten girdėsim? Gerai, tegul Zbignevas uždeda, paklausysim. Чтоб вам пусто стало, немцы проклятые, крыжочу голову, свои козлы вонючие! Prasmegtum Vokietį. Vyrai, klausykit, ką Vytautas sako. Vyrai, kairė flangą, žiūrėkit, kur jūs akis, vyrai. Jankai, tu atskubės į pagalbą. Amai, jau visai bukštėjau tiek. Сябры, все поляки, литвины и другие, Пенес Ягайло говорят, якийсь первый, который немцев за шиворот, выворот сделает, чтоб Цепелинов первый покушать. И Vyrai, klausykit, ką Vytautas sako. Vyrai, kairė flangą, žiūrėkit, kur jūs akis, vyrai. Jankai, tu atskubės į pagalbą. Amai, jau visai bukštėjau. Tu prasmegtum Vokietį. Kad tu prasmegtum Vokietį. Хла, час Збігнєва kalba. Ну, tokiais dalykas, ribėtas, aš jums pasakysiu. Geriausias dalykas gyvenime, po padangų vagysčių ir kitų dalykų, kurios dėl vietos tokos neminėsiu, yra mušti žmonės. Aš labai mėgstu mušti žmonės. Įsivaizduokite, kai pagauni kokią sinutę, bespomošną, nemošną dėduką ar vaikutį, kuris negali pasipriešinti, įspraudė tamsiam periulkį į kampą ir dubasinį Eik, Zbignevas, jam per galvą. И подыхла дози.
Per tokius kaip padugnes, kaip tu, tai ir nusipirkau 3 spienas. Nu. Ir bijau dabar po 6 valandos vakaro į gatvę išeit. Ir dar ką nusipirkau. ką? Vat, kad nuo tokių va kaip jisai, tai va pasižiūrėkit vyrai, va, šiandien stotį nusipirkau. Prie stoties, kur kioskelis yra. Prie kioskelio. A, žinau. A, tai čia yra niekis palyginus su tuo, ką aš nusipirkau. Toks balionėlis, toks nediduks, bet, ale pažiūrėk, ant jo parašyta CS gas. O kas čia tokio? Kaip jis veikia? Čia yra dujinis balionėlis, kai papurškitai žmogui blogai pasidaro. O žmogus numirt gali? Nu, nežinau, praktiškai ant savo šuniuko išbandžiau, tai gyvs liko, o žmona dūbą davė. Įdomu, kaip šitasgi. Įdomu, kaip ant senio suveikia. O, senis, ateik, čia arčiau papurkšim ant senio, pažiūrėsim, kas čia ir dabar. Nu, aš galvoju dabar, kai jau pasimetas tarsi ir, kaip sakyt, bye. Kaip sakant, rišti mazgus. Ant į. A tegul gal nors kartą senis atsisveikina. Taik, senį arčiau prie mikrofono ir sakyk viso gero, bet jeigu nukrypsi nuo temos senį. Senį blogai baigsis. Gal ką tai prisiminsiu, tai tau senį ne tai, kad balionėlį išpurkšiu, o kai ką daugiau. Pamenu, kai dariau pirmą radijo laidą iš išvaduoto Vilnius. Ką tu senį tau atsisveikintų moki ar ne? Tu pasakyk normaliai, viso gero. Viso gero, nervai nelaik. Nelaik. Viso gero, kazlai. Radio show. Tai bomba. Radio show. Taigi, radio šou, sveiki visi. Čia mano vardas yra Bronius, čia Česlavas. Labas vakaras, duok pristatysiu Albiną. Ak, tu šikt aš pats prisistatau. Senį užtilk. Kol tau žodžio nieks nedavė, tai tu tylėk ten. Kaip sakant? Хилау, Чакалба Збигнева, в экишку лайку išeinam šiandien и отныне visada šitai bus. Nu, kaip sakant, kas antrą. Zbignevai, kas antrą savaitę, tarkim, bus taip. Vieną savaitę išeiname mes, radio šou, o kitą savaitę būna ta kita, ta labai juokinga laida. Nu, kas? Kur tas yra, kur sako, kur daug kartų sako ir kiekvieną kartą juokinga, kur Kaip sako? Žinios. Ana tiek daug kartų sako ir vis juokinga ir juokinga. Žinios.
Kaip sakoma, jeigu surūkai cigaretę, tai 15 minučių greičiau dūbą duodi. O jeigu pažvengi 15 minučių, tai viskas atsistato. Tokiu būdu pereinam prie mūsų rubrikos anekdotų konkursas. Va. Nu, kaip sakant, gavome laiškų. Maša laiškų šusnis visą. Atsirinkome vieną, rašo mums Švedrys. Ale, aš pamenu, kaime pas mumis labai mėgdavo humorą žmonės. Ar vieną kartą vienas vyras bažnyčioj kelias nusimo. Eik šiandien, Nejuokinga, tu durniau, tu ašilė, nejuokinga. Šiandien, savo vietą. Nu va, kur tikrai juokinga, tai kur atsiuntė mums Laiškas Švedrys. Švedrys? Rašom- Kažkokį durną vardą davė. Nežinau. Nežinau. Labas vakaras. Karas. Rašau jums Iš Vaginos. iš Visagino avinės. Ale Ai. Visaginas blogiau už Visaginą. Gali būti tik Visagino kantrė. Ale bet su tokiu idiotišku vardu visgi teisinga ir juokinga anekdotą atsiuntė. Rašo toliau. Va. Štai rašau jums patį juokingiausią savo juoką. Skaityk, Va, broniau. juokas toksai. Kartą važiuoja Romas Vaitiekūnas ant Mercedeso ir mato tokį ženklą. Ir galvoja, kągi tas ženklas gali reikšti. Ir čia jį priveja ant galfuko šitsgi Landsbergius ir sako, interapeliacija Romai. Čia viskas. Viskas, Zbigniau. Kadangi visa Lietuva kaip sykis yra radio šou, 3 milijonai albinų, bronių, Česlavų ir tos kaip Zbigniau. Tokių Zbignevų 30%. Tautinis mažiukas. Tai va skelbiam antrininkų konkursą. Kas atsius pas mumis į studiją savo šitą atvirlaiškį su nuotrauka, kur nusipaveikslavęs ir kas bus panašus į vieną iš mumis, tai tas gaus prizą. Ir va kaip sykis jau gavome tokį laišką. Rašo mums Ragūnas iš Krekenavos. Ragūnai, nepirk bičiuli, bet su tokiu vardu kaip tavo, tik Žalgirio mūšyje lavonus Na, kaip sakant, Ragūnas rašo, kad yra labai panašus į Albiną ir atsiuntė savo nuotrauką. Ale žiūrėk, tikrai panašus. Tikrai. Ir jeigu jūs pažįstate ar gyvenat, ar jūs pats panašus į vieną iš mūsų, atsiųskit nuotrauką su trumpu savo prašymu ir mes parodysim per televizorių. Ale aš pasakysiu jums, kad mane kai motina gimdė, tai dar prigimdė be manęs dar 12 tokių albinų. Saik šiandien, Velnių tu šiandien, koks tai 13 vaikas. Gerbiami žiūrovai, kaip sakant, matote adresą, kokiu galit siųsti antrininkų nuotraukas į mūsų konkursą. O tie, kas jeigu neregėjai žiūri mūsų programą, tai pasakysim, adresas yra Lapės. Ale sunku ant Lietuvos palika gyventi. Bala nemato dabar su tokiam pensiom, tai gali tik tai šitą Kryžių kalną nueiti su palapinė ir miegoti ir nudvesti tenai. Nu, kaip sakant, kaip moterėlės prie aušros vartų. Kas sako, turi jos ten skaičiuoja tos centukus ar kas iš to. Aš tai skaitau, aš pasakysiu taip. Supuvusi ir vyriausybė, ir Seimas, ir laikas keisti jas. Ir jokia interpeliacija nepadės. Dabar sureiksim radio forumą, mūsų telefoną, matote visi, ir padarysim tikrą referendumą. Ar reikia mums priešlaikinių parlamento rinkimų, ar nereikia? Na, pirmasis prisiskambino, alios, skambėjo Slavikas. Slavikas, алло, Славик, как ты считаешь? Славик, бухтин, молодецный, здорово, щебры! Який себе козлы не понимаете, один далекос! На кой черт вам нужно это укшался
неуклюжие, якісь не понимают ничего в Исибе свадьбы. Разгоните их всех к чертовой бабушке с шаками, с дальгами, пройдите. Зачем вам это вообще, Окшавсит рыба? Должен быть один президент, як наш Лукашенко. Алло! Славик, скажи нам, как искоренить этот непорядок на границе? Как сделать, чтобы и на границе, и внутри государства было все окей? Да зачем вообще эти границы? На кой черт они нужны, як верблюду третий гор? Разгоните у всех пограничников, чтобы они по грибы пошли. И вообще, чтобы одно государство было, як Капсух в 18 году срабивший Литбел. Але голтешинга Славика Шаков. А что ж это гераш, мурчачу? Спасибо тебе, Славик. До других встреч всего наилучшего. Ай, ну А це ж повелюка щось сопранта. Ну, була не мати телефона, шмушу матот коки щира. Дарка ж каштиму з пашкамбія. Але бета ж головою. Камаш каревав кат високе Славікай, капшуку шман примінту. Ай, щані посадяк, що я кашкамбія. Алло, каша калба. Aš esu pederastas. Aš savo vardo nesakysiu dėl suprantamų priežasčių, o pavardės dar labiau nesakysiu. Aš skaitau, kad Lietuvoje yra per daug engiami pederastai ir kad pats metas mums leisti susituokti, alio. Каша yra, каша. Ai, tu klausyk, pedarastą, pasakyk, kaip čia atsineš dabar tavo reikalą prie mūsų referendumo. Nežinau. Viso gero. Tai ką tu žinai? Ką tu čia švis skambini, pidaras Ką tu čia švis skambini, žydras, tu klausy, ką tu sauliai. Kol bus tokių milijonas Česlavų kaip aš, nebus Lietuvoje pedarastų. Aš tai nedaleisiu, kad, pavyzdžiui, mane kas paguldytų vieną lovą su Česlavu arba nedaug dievė su seniu. Aš tai mielai pamiegočiau. Ai, senis čia. Kažkas kitas skambina, velniai nematė, susinervavau. Алло, koks tavo vardas, kas čia kalba? Терус Ванга бухтит с Болгарии, услышавши, что у вас дискуссии насчет Сеймоса. Я вам скажу, який Сейм вы выбиравши, не выбиравши Литвины, все равно у вас Окшавсит рыба будет сплошное радиошоу. Алло! Алло, Ванга, это Чеслав говорит. Скажи нам, какая группа самая популярная в мире? Prie ko čia ta grupė, mes apie referendumą kalbam. Ai, atsibodo apie referendumą, man įdomu sužinot, koks kolektyvas yra pats geriausias pasaulyje. Всякий болван у нас в Болгарии знает, что самая лучшая группа — это Бон Джови. Скажи, Ванга, это Альбина спрашивает. Вот я, например, римский католик. А ты какого вероисповедания, старая ведьма? Какая к черту разница, в какую божницу ты ходишь? В Ром-Капопеже или Тикеему жодишь? Или к попам ходишь? А я, например, вообще никуда не хожу. Я уже 100 лет, як дьяволу свою душу продала. И с дьяволом каждую ночь сплю. Алло, Ванга радиошоу, до свиданивши. Але vieni durniai šiandien skambija. Nu aš galvoju, kaip žemė tokius nišoja, kaip Vanga, pavyzdžiui. Bobai daug metų, a jis su šitonu susidėjo. Ne, kad nueitų į bažnyčią, kur tai nesvarbu su kokiu kryžum. Ne, jis su šitonu, jai geriau turbūt šitaip. Karvinį raliotą. Tai va turim svečią, eilinę mūsų laidą, kai sako, šiandien nesilkinius, o giržas. Šitasgi Audriau, žiūrėk atsargiai, jeigu senis krenta ant tavis, štai tu neišsigas. Aš matau ir taip. Nosis jam vargšai visai nusibalno. Gali ir aptaškyti ir viską. Nu, Česlavai, pasakyk, ką nors, Audriau. Širdis skauda, nes ne 5 puslapį, bet vis tiek papuolėm į dienraščių lyderį. Į Koškindom patekom. Zgarevšį į Koškindom. Bet tik tai širdis skauda, kad mano frazė geriausia, bet pats esi populiaresnis už mane. Labiau nustebinęs, kaip čia ir dabar, Audriau. O ką tu nesakei, Česlavai, aš neatsimenu? Nepameni. Nebepameni. Aš pamenu, sakė, kad Žalgirio mūšiaus gal ir nebuvo. Va. Aha. Bet tai, kad aš nieko tokio rimtesnio ir nepasakiau už tave. Tai bet tu apie mergas darai laidą apie mergas. Ar reikia mergų, kur parsiduodu už pinigus, ar nereikia? O nebuvai pasikvietęs namo kokią? Saldaus šampano. Tai aš kviečiu, bet aš bandau dar tas, kurios iš idėjos eina, žinai. Gerai, matau, senis keliasi, nori ką tai paklaus dabar senis štavi.
Netiekš dabar čia ko nors, ne? Nebijok, Audriau. Netieksiu. Tu toks gražus, kad aš kiekvieną šeštadienį žiūriu tavo laidą. Šiandien pernelyg sentimentalus, Audriau, ne? Man atrodo, jis tai ne pilkas, o kitos spalvos biški. Jis yra visoks, kaip raudonuoja ir visai pasidaro, tai būna labai blogai. Nereiktų jį per daug dėmesio kreipti. Na gerai, Audriau, ką palinkėtume į mūsų laidą, kokie ateities planai, mes kaip tikrai žurnalistai, matai, norėtume jau kaip ir baigti, nes per ilgai čia skiedžiam su tavimi. Tai va, aš jums ir, atsiprašau, truputį nušalės esu, ir noriu palinkėti, kad visada laiku pabaigtumėt. Ir liekite su mumis, kaip saka Audrius. Radio Show. Хіла, час Збігнєв kalba слухачі. Aš jums pasakysiu, Lietuvoj tokia didelė problema siaučia. Visas pasiolkas Česka mūsų sugulė. Draugas mano Saška pergulėjo su viena boba, po to susirgo. A po to ta boba pergulėjo su kitu draugu. Antonu. Ir Antonas susirgo. Ir ta boba susirgo. Ir visi ligoniniai. A po to ta boba pergulėjo su mano mamka. I mamka ligoninė. I papka. Ir batka popas su papka pergulėjo vieną naktį. Irgi ligoniniai, sabakos visus pasiolka, koškos, krotai visokie laukiniai, visi guli ligoniniai. Ir oi dzijoja, oi skauda, oi negaliu, oi božanki spasyti. O kas čia per liga? Kas čia per liga gali tokia būti? Čia gi difterija, козли, ви не žinote tokį dalykas. A, difterija! Aš tai jau pasičiapijau. Aš tai irgi pasičiapijau. Nu, jau darbe klausia, ar turi 25 metus. Sakau, eik tu, kakos, jau 57. Aš tai nuėjau šitą urologinį skyrių klinikos, na, a man kai suvarė tokia, kai gerą paliko. Ale kažkai senis ar pasiskiepijai. Senį ar pasiskiepijai. Gal aš jums pasakysiu. Nesuprantu, kam reikalingi tie dabar rūkolai visokie. Taigi anksčiau būdavo mes, kai atmušėm antai nuo Bermontininkų 2 lėktuvus. Tai suvarė mumis į tokį tvartą, atėjo toks kunigėlis jaunas ir apšlapino mus su šventu vandeniu tik pšk, pšk. Ir visi sveiki kaip ridikai. Seni, ką tu čia šneki? Senis apkrės mus visus. Senis kaip lerva kokios gydymė. Gydyt reikia senį, Ateik palauk. senį čia, ateik Toj paskiepysim. vietoj patys paskiepysim, aš veterinarų dirbęs. Toj mes senį nustatysim konsiliumą. Diagnozę senį. Diagnozę senį grabas, va. Senį, išsižiok. Senį, sakyk, ką? Вот šitai visi sakė prieš susirgdami. Senis susirgo sabak. Senis serga, palauk, duokiam tabletę vieną aš anksčiau, kur šitas vakar. Nuo karviams, kad nepastotų Jo, senis. šitą gal padės senį. Ryktų senas. Ryk senį. Ryktų senį tu. Rykt, va, kramtyk dabar. Va, davai, dabar palauk, skiepą nuo difterijos. Na, tu senį. Su nuo pasiutlygas, tu na, tu senį, nuo pasiutlygas. Što, nuo Tėvynės sąjungos. Na, Nuo Latvijos šaulių, tu senį. nuo politinės prostitucijos. Na. Ale žiūrėk, kaip šiandien senis atrodo. O, senis, žiūrėk, šviečia visas kaip Vytautas. Ale koks gražus kaip Darius ir Girėnas. Ale bet kartu kaip ir kunigas koks tai atrodo. Zbignevai, kas tau yra, ko tu nerimšti? Aš neįgaliu žiūrėti į šitą padonką. Šitas ублюдkas drįsta čia atsėti su šitą formą. Tada, kai mano dzidukas 45 kėlė šitą fucking gvėlį ant Reichstago. Dabar šitas senas kredas atsėina. Užtilk, Českas! Nenirvok mane, šitas senas krega atsėina čia su nacijų uniforma ir daro čia bardaką šitoj studijai. Nusiramink, Zbignevai, nusiramink, tai gal senis nenorėjo. Senį, papasakok pats, kame čia reikalas. Istorija labai paprasta.
kai mes visas lietuvių karo kapelionų batalionas Vokietijai pamatėm, kad vokiečiams pareina dubas, tai sėdome visi į povandeninį laivą U-96 ir įsidėjom į jį skraidančią Hitleriaus lėkštę. Kas? Ta, kur skraido. Įdėjom mes ją į Podvodkę ir iš Karaliaučiaus uosto po anglų bombomis plaukiam į Antarktidą tą lėkštę pakavoti. Kai mes ją pakavojom, tai nuplaukiau aš po to su Podvodke į Argentiną, po to Brazilijon, po to nukakau Amerikon į Klyvlendu ir ten ramiai sau gyvenau, kol FTB agentas Kuperas mane nesusekė ir neišdavė ruskiams. Ir būtų man parėjęs galas, bet kaip tik užėjo atgimimaus banga. Ir atvažiavau aš Lietuvon, stovėjau Baltijos kelyje ir buvau išrinktas į Sąjūdžio valdybų. Nemeluok, seni! Mes valdyboje dirbam, tavęs nematėm. Niekada. Ne vieną ten bonkę padarėm kažką. Baltus albinus matėm tik tai. Bet tokio kaip tu tai tikrai nematėm. Buvau valdyboj, nebuvau, nesvarbu. Jūs pagalvokit, kiek aš anksčiau dumojau, kada aš vėl galėsiu šitą formą užsidėti. Ir tik prie Lietuvos aš ją vėl užsidėjau. Ну, сяни, aš tave paskėpysiu nuo Sąjūdžio. Nu tai čia aš labai anglų kalbos pamokėlė. Aš tai skaitau, kad niekur geriau neišmoksi kalbos kaip gatvėje. Ypač kai gatvės gausios dabar užsieniečių pas mumis Lietuvos. Hey, you! When will you accept us to NATO? Never. When will you accept us to European community? Never. Give me $1. Fuck you, idiot. Niekam nepaslaptis, kad buvom užsidarę įrašų studijoje, buvo įrašėm savo dainų. Rinkinuką tokį ir kojoms, ir galvai kartu, ir pašokti, ir pamąstyti apie gyvenimą. Ten daug gerų dainų, oi kokių dainelių, apie bobas, apie gyvenimą. Nu, surasit, aišku, ir smurto propagandos. Ir rasite dainą, kur aš numirštu ir tvirkinu vaikus. Ir surasite be abejo ir pornografijos. Ir tautinė nesantaika, ir ko jūs ten tik nesurasite. Nu, šiam kartui pristatysiu mano dainą, jeigu nesupyks kolegos. Nesupyksiu, nes aš pats muziką parašiau šiai dainai. Tai va, daina apie tai, kad man jau priklauso LNK. Tai leisk, Zbignevai. Ok, leidžiu. Aš nežinojau, kur eiti dirbti. Gal pasakys kas, kad pasirinkti. Kasdien į darbą einu aš, LNK. Kas antrą savaitę diena, aš veikiu bet ką. Man dabar priklauso LNK. Ką man dabar daryti su ja? Man dabar priklauso LNK. Ką aš dabar darysiu su ja? Visos laidos įrašytos, visos kietos ir
jūsų gera. Gal kas galėtų man pasakyti? Aš jums pasakysiu tokį dalyką, chebra. Aš anksčiau dirbau su bakalovu. Gaudžiau kates, šuniukus, pagaudavau į mašiną su sietka. Ir viskas buvo ok. Vat, ką Lietuvoj trūksta, kad kiekvienas Lietuvos pilietis dušai būtų sabakalovas. Ir pamatys šitą išpirą gatvį. Tik į nėra. Viso gero. Man dabar priklauso